Jis gyvena viduje. Labas vakaras, su jumis Marijampolės televizijos žinios, studijoje aš Vaida Masaitinė. Ketvirtadienio žiniose matysite. Rytoj neterminuotas streikas prasidės ir 7 Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose. Sūduvoje užfiksuotas karščio rekordas, kurio nebuvo beveik 80 metų. Labiausiai darbui atsidavusiems Marijampolės socialiniams darbuotojams įteiktos nominacijos Gerumo angelai. Pratybose savivaldybėje tikrinamas institucijų pasirengimas ekstremaliems atvejams. Aptarti praeito savaitgalio įvykius, kada galimai narkotinėmis medžiagomis apsinuodijo 4 paaugliai, o vienas iš jų mirė, šiandien rinkosi savivaldos, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, vaiko teisių apsaugos, socialinės pagalbos centro jaunimo atstovai. Kartu galim iš tikrųjų kalbėti. Tai pirmas dalykas – kalbėjimas, bendravimas, pasikeitimas informacija. Ir iš tikrųjų šitoje vietoje institucijom labai yra svarbu kalbėtis. Žinoma, vis tiek didžiausia atsakomybė